Gauname labai daug klausimų apie žieminio rapso pasiruošimą žiemojimui ir šiandieną nutarėme pravažiuoti, pasižiūrėti, nes baigėsi spalis ir norime tiesiog vertinti rapso pasiruošimą žiemojimui. Pagal atliktus darbus šis laukas buvo pasėtas rugpjūčio 14 dieną. Ir dabar matyti, kad suvešėjęs tvarkingai, liktai prispausti augimo reguliavimus pavyko atlikti laiku. Ir dabar tiesiog matome, pavyko, nepavyko, tuoj pat trauksime, rausime ir pasižiūrėsime. Bet po sėjos, ką dar noriu atkreipti dėmesį, tai šįmet taip pat matyti piktžolių kontrolę. Manome, kad tikrai pasisekė atlikti teisingai, naudojom dirbinį herbicidą, rapsaną, kartu mišinyje su klomate. Ir prie to, kadangi kaip dirbinis herbicidas, dar tiesiog įdėjome po porą litrų huminių rūgščių į tą patį purškimą. Tai piktžolių kontrolė tame lauke iš tikrųjų pakankamai nemažai yra garstuko ir svėrės, bet tas purškimas, matome, kad laukas yra pakankamai švarus ir didesnės problemos kaip ir nėra. Sėja buvo vykdoma tiesiai, bet kadangi mūsų top-down agregatas pirmą, viršutinį dirvos sluoksnį iškart po javų sudirba su lėkštėmis, tai ir to paties herbicido dirvinio atidavimas buvo tada daug paprastesnis. Nors netolygumas matosi, kad buvo pakankamai didelis. Ir labai daug abejojame, ar tas herbicidas, esant tokiam dirvos netolygumui, ir jis turės veikimą. Bet šiandien jau galime matyti, kad jis veikia tikrai gerai. Ir jeigu žiūrėti kainos santykį, palyginti su kitais siūlomais herbicidais, tai kaina ir kokybė tikrai gavosi, sakyčiau, labai gera. Toliau, sudygus rapsui, iškart 2-3 lapeliai, kai buvo, panaudojame oriuso pusę litro ir pusę litro citokinino, kad stabdyti reiškia augimą, nes buvo tikrai drėgmės ir labai šilta. Tai kad rapsas nepradėtų labai sparčiai augti į viršų, anksti buvo panaudota ir priimtas sprendimas, manome, teisingai, 2-3 lapeliai ir pirmą kartą panaudotas augimo reguliatorius. Čia aišku kartu atiduoti ir priedai, ir manganas, ir boro pusę litro, ir fosforą kartu į tą patį mišinuką atidavėme. Antrą kartą darėme purškimą, kai rapsas jau buvo 5 lapelių. Ir tada naudojame artiną 0,7 ir kartu citokinino taip pat dėjome 0,7. Taip pat pridedant borą, insekticido purškimas taip pat iš rudens. Ir dabar matome, kad liktai tie purškimai kaip ir pasiteisino. Tai galim pasižiūrėti, įsirauti ir kaip pavyko paspausti jį prie žemės. Tai matyti, kad šaknį formuoja labai gražią ir pabėgimo jokio kaip ir bent jau iš pirmo žvilgsnio tikrai nematyti. Mes darysime pjovimą ir liktai šiuo metu rapsos kaip ir matyti žirniukas, pats liktai žiedynas tikrai nepradėjantis bėgti. Ir kai darbai buvo atlikti laiku, matome, kad pakankamai sėkmingi purškimai buvo atlikti. Na, su lygomis ir kenkėjais šitam pasėlyje. Atrodo jau labai vėlu, jau spalio pabaiga, lygtai kenkėjų neturėtų būti, bet pažiūrėkime, kas yra ant lapų. Ir matome, nežiūrint to, kad šitoje vietoje, nežiūrint to, kad po šalnų
čia buvo šalnos bent 5 ar 6 dienos ir dabar praėję yra laiko, bet tai ant lapo mes matome ir amarą, ir minamusės taip pat yra pažeidimai, kur aišku, kadangi tai yra jau vėlyvas ruduo, tai turbūt augalų apsaugos kokių tai priemonių naudoti nuo kenkėjų nėra tikslo ir tos amarus pagauti tikrai būtų problematiška čia, bet dėl ko mes kalbam apie tos amarus, iš tikrųjų tai jie yra vis dėlto virusinių ligų platintojai. Ir jeigu iki spalio pabaigos jie dar aktyvūs pasėlyje, tai reiškia rizika virusinių ligų išplitimo yra didelė. Ta realią situaciją su virusais mes galėsim pamatyti tik pavasarį, bet tai galbūt yra čia klimatinės tokios sąlygos susidaro, miškeliai mažai, sakykime, vėjo, tiesiog įsaulis ir jiem čia labai patogu veistis, o kiti kenkėjai, kaip sakant, jeigu yra temperatūra daugiau kaip 5 laipsniai, jie gali visai sėkmingai gyventi rapsų pasėlyje. Ir dabar esant tokiam oro atvėsimui, tarkim, naudoti papildomai, kad ir šiuo metu važiuoti su insekticidų, tai šiaip iš tikrųjų, ko gero, jų prasmės nėra jokios. Tai tikrai, dabar aš manau, kad vis viena jau ir temperatūros tokios, gal paskutinės dienos, kad dabar dar dienos metu pakyla virš 10, bet tai dar praeis kelios dienos, naktimis jau bus žemiau 5 laipsnių ir manau, kad rizika, kad tikrai... O fungicidinis purškimas nuo virusinių ligų, tai taip pat nereikia tikėtis, kad jis yra veiksmingas ir daryti purškimą iš rudens, kad ir šiuo metu, tai taip pat neveiksminga ir visiškai nepatartina. Fungicidinis purškimas tai ir pasako, kad tai yra nuo grybinių ligų, bet ne nuo virusinių ligų šitai vietoje. Tai tikrai, dabar jeigu kalbant apie fungicidus, čia jau 2 kartus buvo naudota kaip augimo reguliatoriai, bet tai kartu tai yra fungicidai tiek tebukonazolas, tiek metkonazolas. Ir, aš čia taip bandžiau rasti fomozės ant lapų, turbūt jos yra, bet gal vienur kitur, bet visumoje tai, kad būtų problema su fomozė šitam pasėlyje, sakyčiau, tikrai nėra. Aš čia daugiau randu, netikrosios miltlygės, šičia tai yra minamusės pažeidimas, bet jų čia yra daugiau. Matosi, kad kenkėjam buvo labai palanku. Dar kur čia galima pažiūrėti. Praktiškai, kurį paimti tik tai lapą, matosi, kad amarų yra buvę, ne visi jie gyvi jau, matomai, jie niekur nepabėgo, čia nesparnuoti, sparnuotų mums nepavyksta rasti, bet kiti pažeidimai tai, ką aš čia pastebiu, be amarų, aišku, yra minamusi. O fomozės, kaip tos ligos, kuri yra tikrai žalinga rapsam ir jinai plinta tą būtent rudenį, nepavyksta rasti. Žodžiu, susitvarkyta tikrai gerai. Panaudojus pirmam purškimui tebukonazolą ir artina antram purškimui kaip reguliatorių, reiškia, kad tikrai buvo sukontroliuotos ligos tikrai
tvarkingai. O dabar amarų reiškia tą pakeitimą jau padarytą žalą iš rudens, ar mes galim jau konstatuoti, sakyti, kad štai čia iš tikrųjų amaras padarė pažeidimus, jisai pakeitė jau šiuo metu iš rudens pasėliui, ar tai jau yra kaip ir ryšku, tiksliai matyti, ar visgi abejonių? Iš tikro, tai amaras, mes jį nežinom, koks tai buvo amaras, susikrėtęs, neusikrėtęs virusais, jis atnešė čia tos virusus į pasėlį. Pats amaras, kai mes randam vieną kitą ant lapo, jisai tikrai nepadaro to pažeidimo. Rapsuose kiti amarai sezono metu, tai yra kryžmažiedžiai, brevikorinė amarai, tie, kurie jau visas stiebą apima jau praktiškai prieš žydėjimą arba žydėjimo metu, tai jie daro tiesioginę žalą. Šitie atrodytų vienas kitas ant lapo amaras, tai jisai čia nieko tokio blogo nepadarytų tokiam pasėliui, tokiam stipriam rapsui, bet klausimas, kaip su virusiniam ligom. Atnešė jis tas virusinės ligas ar ne? Jas greičiausiai pastebėsime jau pavasarį. Taip, būtent pavasarį ir jau praktiškai prieš žydėjimą, kur tai. Jau tikrai stebėjimo, kada stiebai kyla į viršų, tada galima pastebėti. Dar aišku, čia dabar jau cikados gal yra cikadėlės, jos turbūt yra jautresnės žemom temperatūrom, tai čia mes jų nepastebim, bet jos aišku dar mikoplazminės ligas platina, kurios irgi tik tai pavasarį. Matysis, kada jau augalai žydės. Net po žydėjimo tada ryškiausiai tas pastebima. Šiais metais buvo jų palyginti daug. Ko gero visoje Respublikoje, nebuvo kažkokio tai išskirtinumo, kad kuris tai regionas daugiau ar mažiau. Netgi buvo pastebėta, kad sėjos terminas kažkiek tai įtakoja anksčiau ir vėliau pasėti, bet kai toks ilgas ir šiltas rugsėjis buvo, tai ko gero sėjos terminas mažiausiai įtaką turėtų cikadėlių pažeidimų. Taip. Tiesiog, aišku, yra dar vienas toksai, sakyčiau, gan rizikingas momentas, tai kaiminystė rapsų pasėliam. Yra tarpiniai augalai, ypač jeigu tai garstyčios, ir jos pritraukia kenkėjus pirmoje eilėje. Ar tai amarus sparnuotus, geltonas spalva, nes jos labai greitai pradeda žydėti garstyčios ir tas yra tiesiog trauka kenkėjų. Ir jeigu kaiminystėje yra rapsų su pasėlis, aišku, tada rizika didėja. Kad greitai iš garstyčių pereis į rapsus tie kenkėjai. Aišku, išaugus rapsų plotam, Lietuvoje yra problemų ir su kitom ligom. Ir kaip viena iš tų ligų yra verticiliozė, kuri šiuo metu rapsų pasėliuose irgi plinta, turbūt visoje irgi Lietuvoje daugelėje pasėlių, ir tai jos plitimas rudenį taip pat prasideda ir mes matom tikrai pavasarį, vasarą, tikrai pažeistų pasėlių, kurie gan gausiai yra pažeisti šios ligos. Bet deja, mes neturim priemonių, kaip nuo jos apsisaugoti, jeigu nuo kitų grybinių ligų naudojami fungicidai, tai nuo verticiliozės nėra priemonės. Žodžiu, jeigu vertinti, tokios perspektyvos jos yra šiek tiek liūdnokos, skaitant verticiliozę, amaro plitimas iš rudens, vėl į virusinės ligas, kurios perauga ir vėl neturime kuo apsaugoti. Tai visgi išaugę rapsų plotai prišaukė visgi tą problemą. Iš tikro tai taip.
Kai ką galima spręsti, tai iš tikro laikantis tos sėjomainos, kas 4 metai, kad tik tai rapsai grįžta į tą patį lauką, bet tiesiog yra dabar palanku, kadangi jau yra daug priešmažėdžių augalų, kurie auginami praktiškai visą, sakykime, sezoną ir po vegetacijos sezono dar eina rudeniniai, sakykime, tarpiniai augalai. Kur mes irgi dar savo, galima sakyti, pasidarome papildomą rūpestį, nes Taip. tie patys kryžmažėdžiai ir jie pradeda žydėti, signalus palieka dirvožemyje ir taip tų ligų plėtimas dar suintensyvėja. Čia galima lyginti, kaip kad buvo problema, sakykime, auginant pusę plotų žieminių rapsų, pusę plotų vasarinių rapsų. Tada vėl tasai, susidarė labai palankios sąlygos tiek kenkėjam, tiek lygom plisti. Kurį tai laiką, kada nustojo, labai sumažėjo plotai vasarinių rapsų, ta problema liktai šiek tiek buvo sumažėjusi. Ir ypač, čia aišku, ne rudens kenkėjas rapsinis žiedinukas, bet tikrai buvo šiek tiek, sakykime, lengviau kontroliuojamas, kada buvo vien tik tai žieminiai rapsai. O net atsparumas piretroidų klasės insekticidam irgi buvo, tiesiog atsparumo tasai lygis bent nekilo. Tai jos buvo galima sukontroliuoti. Bet dabar papildomai, įpareigojo intensyviai tarpinės ir mes vėlgi galima sakyti, labai neatsakingai pasižiūrėjome, pradėjome sėti ir gan dideliais plotais, nes labai patogu, labai lengva tą padaryti, bet kartu ir savo pasidarėme dar daugiau problemų. Iš tikrųjų tai, bet kuriuo atveju tuštumos nemėgsta. Tai jeigu yra kažką maistas, tai bus kas jį ir valgo.